vedi šokti. Šokti. O išmi vedi sutartinė, žinai? Dainuoti mokai? Antras sakinys yra: pamin rodyk ožį, kaip tėvelis šoka, eitų tela. Pamin rodyk ožį, kaip tėvelis šoka, eitų tela. Dabar kai kuriem labai turbūt gerai pavyks, tada rodom, kaip tėvelis šoka. Kiekvienas rodom, kaip jo tėvelis šoka, arba kaip tėvelis šoka. Pamin rodyk ožį, kaip tėvelis šoka, eitų tela. Šitaip mano tėvelis, šitaip šokinėja, eitų tela. Šitaip mano tėvelis, šitaip trepinėja, eitų tela. Tai va, žodžiai yra tokie, kad išeina tėvelis, po to mamytė. Oho, tai kiek daug. O ką čia tokia skriptėlė? Ką? Šiežiai. Šiežiai. Ar matei kada nors tokį laužą didelį?
Padirbtas labai gerai, aš gyvūnai pridėliu, bet dabar gražu. Dabar jį nedraudžiu. Dabar dainuojame. Tai kaip pradėsim žygiuot, jau. Fotosesijos. Ne, dabar Jis labai nori nešti. Va čia tada palikti. Palauk pasivysiu savo. Aš jį nesuvrandu. Parodyk, ar aš turiu 25 Einam, eik. Senai vaina manipuliuojami piliakai. Šypsokimės, mus filmuoja. Kokia čia ta televizija?
Matyti? Kaip eina, taip ir mušam. Kada jis labai greitai nuėjo, tiesiog nukūrėt. Ai, dar yra, nes tu turi tada Ne paskutinį. Ačiū, kad laukėt mūsų. Sujunki mus su dievais, sujunki mūsų protėviais, su tais, kurie visus metus mums davė gyvenimus, mums davė nepriklausomybę. Gabija ugnelė, sukurta žydėkė, užkopta godėkė. Gabija ugnelė, užmirusius ir dabartinius, ir čia esančius, ir visus. Gabija, junk mus su gyvaisiais ir mirusiais, su tais, kurie lietuviškai kalbėjo 1000 metų, stiprinti mus ir suteik galių pratęsti jų žygius šiame 21 amžiuje, bet protėvių dvasioje, protėvių keliuose. O mūsų daryti negali. Tai gal visas tris? Jo per sunkios abi. Gėdos suliesime Gabijai. Kviečiu visus atsitarti. Visi eis atgal, kur mes nueisim priekį. Deva uinela tūta, tūta. Protėvių žemės tūta, tūta.
kiekvienas gyvenimas yra išbandymas lietuviams. Ar vertimės lietuvio vardo, ar vertime savo žemės, ar turime ją kam nors parduoti, atiduoti. Daug tautų galingesnių už mus yra pasaulyje ir jos mato. Apsileidę lietuviai, lietuviai meluoja, lietuviai bijo, tokių lietuvių neturi būti. Ir šiandien, kai mes čia ant Kulionių piliakalnio stovime ir mūsų kojos jaučia kraują ir pelenus pilėnų sudegusių čia, dėl mūsų laisvės dalis mūsiškių jorėje būti negali. Jie prie Seimo susirinkę į mitingą, kuriuo nori pasakyti mūsų dabartiniams ponams ir ponams lietuviams ir ponams lenkams, kad negalima dar kartą parduoti Lietuvos, kad gegužės 3, kada vardas Lietuvos dingo iš visų dokumentų bendros Lietuvos Lenkijos valstybės, niekada turi nepasikartoti. Mes esame lietuviai ir neleisim parduoti nei rytų Lietuvos, nei visos Lietuvos. 3000 piliakalnių mūsų žemėje sako, į ką pavirs mūsų priešai. Jie pavirs į varnų mėsas, jie pavirs į pelenus, jie pavirs į grumstus, jei jie pasigviešės mūsų žemės ir mūsų kalbos. Neleisime jokių dvikalbių užrašų ir trikalbių ir šešiakalbių. Gana buvo Sovietų sąjunga, mūsų žmonės už tai žuvo, todėl te užspringsta jie savo pavydų ir savo neapykantą Lietuvai. O mes stiprinkimės, o mes kovokime, o mes nepasiduokime. Ir kai tavęs užklausia koks nors priešas, kas tu toks, visada drąsiai sakykime lietuvis. Nenudelbę akis, apsimeskime airiais, anglais ar ispanais kokiais. Būkime savimi. Be savęs, be savo žemės, be savo dievų mes nieko neturime. Galim greitai virsti kitais ir gyventi turtingais. Taip daug kartų mums siūlė. Niekada lietuvis, kuris stovi čia ant šito piliakalnio, iš tikrųjų, kol gyvas, neužmirš, iš kur atsiradome, kokia sena mūsų kalba ir kodėl kiekviena tauta iš tikrųjų patyliukais matuojasi save žiūrėdama į mus. Ar jų kalba sena, ar jų istorija sena, vis pasižiūri. O kaip lietuvių? Lietuvių senesnė, lietuvių garbingesnė, lietuvių didingesnė. Taip turi kalbėti kiekviena tauta. Nesakau, kad mes čia išskirtiniai. Tai kiekvienos tautos pareiga bakstelti krivulę lasdą ar koją į žemę ir pasakyti, jog pasaulio centras čia ir apie jį sukasi visata. Jeigu galvosim kitaip, suksimės patys apie kažkokį centrą, kurį sugalvojo kiti. Taigi centras ne Briuselis, ne Maskva, ne New Yorkas. Centras yra Kulionių piliakalnis. Apie jį sukasi pasaulis ir visata. Ir mes esame tam čia, kad šitą paliudytume. Aš noriu visų dabar paprašyti įkvėptas protėvių, ugnies ir dievų, kurie mane girdi, kad palinkėtume mūsų Kriviui Jonui Trinkūnui, kuris viso šito judėjimo yra didysis pradininkas, pratęsęs tokių įžymių veikėjų, didvyrių darbus, kaip kad Simonas Daukantas, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona. Jisai yra mūsų įkvėpėjas ir be jo nebūtų čia manęs. Jis man pasakė, Jonai, kur tu eini, kur tu dairaisi, kuo tu užsiimi, tu turi užsiimti Lietuva. Ir aš susigėdau ir atsistojau čia paėmęs krivulę. Ir mes tikrai, Jonai, kol tu guli ligos patale, nepamirštame tau siųsti galių. Todėl visus, kurie stovite vieną šalia kito, kviečiu susikabinti už rankų ir palinkėkime mūsų Kriviui galių nugalėti negalės. Mama, laikysiu, kol... 3 kartus, paskui mane pakartokime. Galių! 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 Darnus! 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 Sveikatos! 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 Jonui Trinkūnui! Jonui Trinkūnui! Jonui Trinkūnui! Jonui Trinkūnui! Dėkui. Dabar sugiedosim giesmę ir tada kviesime pasisakyti. Karingo,
senąją išmintį ir perdavė mums dabar. Perdavė su viltim, kad mes iš tikrųjų veiksim. Aš manau, kad 2 valandą mes paskambinsim ir pranešim, kad ten Nepriklausomybės aikštėje esam visi mes. Mes taip pat pritarėm jų veiksmams. Aš manau, kad daugybė dvasių dabar, visa mūsų protėvyje ar tėvyje ir moteryje arba motinyje stebi jaunąją kartą ir vylėsi, kad jie tikrai tęs tuos visus darbus, kuriuos tikrai reikia atlikti. Ir atlikti ne tik savo, ne tik Lietuvai, visai žmonijai. Reikia perduoti ne tik žinią, bet tą didžiąją baltų kultūrą, kuri moko visą žmoniją, visus žmonės elgtis dorai, darnoje su gamta, dora ir darna tarp žmonių, darna su kosmosu, vienu žodžiu, su absoliučia darna, su derme, su dharma, kaip sakytų indai. Ir todėl belieka tik palinkėti mums visiems, kad Lietuvoj ir kad žemė iš vis būtų darna. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Šventimas į Romuvius. Visi pasiryžusieji gali tai padaryti. Mūsų apeigos esmė nėra didelis darbas. Apeiga remiasi tuo, kad kiekvienas žmogus ryžtasi viešai aikštėje prieš visus prisiekti, jog jis tęs protėvių pradėtą kelią ir eis tuo keliu. Tai tame yra didžiausias, ko gero, žmogaus ryžtas, nes nedaugelis sugeba arba ryžtasi išeiti į aikštę ir taip aiškiai pasakyti. Tai iš tikrųjų dabar kviečiu visus jau paruošti savo ženklus, kuriuos turi, įteikti juos vaidilėms. Vaidilė
Inija Trinkūnienė priims juos ir mes dabar einame tada prie seniausio medžio, o visi, kurie turi ženklus, tada atneša prie seniausio medžio mūsų šitos pušies ir atiduoda savo ženklą. O paskui sustosime palei ugnį ir čia sakysime priesaiko žodžius. Dabar mano pareiga tęsti šį kelią. Ąžuolo gilėje įamžintas galingo medžio pavydalas. Mano dvasioje įspausti protėvių kartų priesakai. Aš trokštu pažinti juos. Ir perduoti savo vaikams. Stodamas prieš amžiną Romuvos ugnį skelbiu. Senasis baltų tikėjimas. Vienijas giminės ir gentis. Ilgus šimtmečius gelbėjęs ir įkvėpęs mūsų tautą. Dabar yra čia. Mano širdyje. Te padeda man protėvių vėlės. Ir didieji dievai. Tegul teikia stiprybės. Ir galių. Žengiant į ateitį. Tebūnie darna. Puiku. Tai dabar po vieną jau prisiekusieji, kaip grandinėlę, išsirikiuojam ir einam atsijimti.
pasiruošę ir dabar. Tik turi, man atrodo, ne? Ne, tik du. Du. Tris suvalgė. Karys pripažįsta. Viktorai, eik.
Saugumu taip. Saugumu. Nu gerai. Dar biskį patikau. Nu tai dar du smūgiai. Nėra. Taigi, dabar laimėjo Viktoras. Kalbate su Marium. O tau liko, kiek tu turėjai? Pasirodo Vilnius stipresnis. Vyrukai. Nėra kaip viską nudarau todėl, kad daug laimėjau avarijos ir karinį galvos pagerbti pakeldami ant skydo. Vaikai nepavakuojam. Amžinybės praktikas tas. Ko tu bijai? Aukštai bijai? Nu, supratau. Laikraštį pasileisi. Ne, tada einam taip.
Čia noras klausimas. Aš jūs tau pripysiu miegai. Taigi pagausim, žiūrėdam, pagausim. Čia parašyta pirkišė. Vakar buvo pirkis. Šaltininkai nesudegusi dėl pasiūlymų. Kaip sekas? Gerai. Ir šitą, kaip tau?
kūnus ir sielas. Skaiščioji Gabija, sutelk ir suvienyk mus. Su gyvaisiais ir mirusiaisiais. Su žmonėmis ir dievais. Perduok mūsų maldas ir aukas. Mūsų dievams ir protėviams. Šiandien atbundančios Jorės dieną. Širdingai tavęs prašome. Kviečiu Vaidilę Inę Trinkūnienę atsiimti savo jaručio ir mes pradėsime Jorės apeigą pagrindinę. Tai yra visatos galių pažadinimas. 2 jaručiai šiandien turi susidaužti, kad užgimtų tai, ko mes taip ilgai trokštame ir laukiame. Kaip visada, Gabijai atiduodam dalį aukos, o kitą siūsim ratu. Inėje tą. Bet taigi pralūk. Nulūktą ratų siūsim. Jorė šildyk žemė. Jorė šildyk žemė. Jorė palaisk rasų. Jorė palaisk rasų. Jorė palaisk žolai. Jorė palaisk žolai. Jorė nežanytas. Jorė nežanytas. Jorė apsižanyk. Nėra pan man mergų. Nėra pan man mergų. Tik tai viena rožė. Tik tai viena rožė. Ir ta daržiai auga. Ir ta daržiai auga. Duinu aptaisyta. Duinu aptaisyta. Grūdelėm apsėta. Vandeniu aplaista. Duinu palaužysiu. Duinu palaužysiu. Grūdelas išrausiu. Grūdelas išrausiu. Vandenį išlaisiu. Vandenį išlaisiu. Rožį sau paimsiu. Pasidalinsime šventą duoną, kuri mus maitina ir teikia žemynos galių. Siūskite ratą. Jorė
kad laikai mus nešioji, kad priimi mus ir užkloji. Dėkojame tau už pirmuosius daigus ir arodų grūdus. Garbioji žemyna, gausink mūsų derlių, stiprink sveikatą, daugink gyvybę. Šiandien atbundančios Jorės dieną širdingai tavęs prašome. O dabar Joriukus kviesime.
Kita,